O viduje kiekvienas žmogus vis vien jis nori pratesti savo ateitį, vaikai. Tai tavo ateitis, tai tavo, tu numirsi, pagal vėl mano tą teoriją, tu numirsi, bet tu paliksi savęs būtent vaikuose savo. Tai yra tavo pratęsimas, tu niekur nedingsi, tai bus tavo pratęsimas. Ir dėl ko kiekvienas žmogus viduje jaučia, kad tai jam reikia, kad jis nori to, žinai, nori turėti vaikų, nori turėti šeimą ir panašiai. Čia vėliau tas dalykas vis vien ateina. Ir šeima, kad jinai būtų padori kažkokia gera, pavyzdžiui, priklauso nuo to, kaip jinai nuo pat pradžios pastatyta, ar iš melo kažkokiu, ar iš manipulacijų kažkokiu, ar iš tikros meilės. O kas yra ta tikra meilė? Tikra meilė tai šiluma einančia iš širdies, kaip aš jau sakiau, kitam žmogui, pavyzdžiui. Jeigu tu tą šilumą jauti, ir kitas žmogus irgi jaus. Ir kaip aš sakiau, tas žmogus augs tu su savo šiluma, jam padėsi augti, o jis su savo šiluma padės augti tau. Bet gerai, kaip atskirti meilę nuo susižavėjimo? Taip, pirmas žvilgsnis, bet žvilgsniai pirmieji irgi būna ne šiaip savo. Tu jauti, kas tau patinka. Ir nėra taip, kaip moksliškai mano supratimu yra sakoma, kad vot ten tu sukūręs esi modelį, žinai, ir pagal tą modelį viduje kažkaip tai ten tau atitinka, neatitinka, dėl to tu ten renkėsi. Nu, nebūna taip, kad tu žiūri ir taip, aha, ten visą lentelę tų modelių, žinai, taip tinka, netinka, o šitas tinka, šitas tinka. Tu jauti. Vat pamatai ir tu jauti, tu patinka tas žmogus, žinai. Net nežinai iš kodėl, vat, iš judesių, iš žvilgsnio kažkokio. Vat taip tas žmogus savęs, vat taip, vat jis eina, vat jis gali eiti tiesiog ir tu matai, kad tau, nu, patinka tas žmogus, tu jauti. Tu nežinai tą žmogų, tau jis patinka, ne? Ir tokiu būdu tas vat pirmas dalykas vyksta. Tau patinka, ne? Bet, man rodos, nereikia pulti ir ieškoti, ir bandyti kabinti, ten kažkas tai, žinai, užkabinėti. Man rodos, kad tai turėtų būti savaime kažkaip. Tai vėl, vat, leisti dievulį į tą procesą, žinai. Tai turi būti savaime. Kažkoks tai, vat, susitikimas dviejų žmonių. Dažnai filmuose taip rodo, nu, netyčia, atsitiktinai būna dar pasikolioja vienas su kito, o po to ten gyvenimas gražina jos. Ir jie puikiai gerai pradėjo suprasti vienas kitą ir gyveno į meilę, tą užsirišę, jau po to meilė, ta tikra meilė, ta šiluma vienas kitam ir dėkingumas, žinai. Bet mano supratimu, ypač kaip vyrų, kad moteris pati ateina. Nereikia jos iškoti, nereikia pulti, nereikia bėgioti, nereikia ten palei kiekvieną tą sijoną, žinai, kad tik tai permiegoti ir panašiai, reikia kažkaip tai. Tai yra mano toks suvokimas, žinai, ir jeigu tu nebėgiosi, iš tikrųjų, tu tada sugebėsi, iš tikrųjų, jeigu įleisi tą dievulį dar į savo gyvenimą ir tam tikrų momentų, kada tu būsi subrendęs, kada tu būsi pasiruošęs būtent tai šeimai sukurti, ateis tinkamas žmogus ir ta šeima iš tikrųjų bus ir ilgam. Ta šiluma, ta meilė, jinai daro tvirtesnį, daro tokį žmogų, tvirtesnį viduje, geresnį tokį subalansuotą. O visa kita nedaro balansą. Taip, aišku, galima apgauti kažkokį vyruką kaip moteris, kaip jį ten pritraukti prie savęs. Visokiais būdais ten stengiasi, apgaus tą vyruką, bus jis šalia jos. Kaip ilgai tik tai klausimas. Nes po kol kas jis durnas yra. Jeigu jį apgavo, žinai, jeigu jai pavyko apgauti, vadinasi jis durnas, tai ką jinai išlošė? Su durnium gyvens, ar bus jie laimingi? Nebus laimingi, iš tikrųjų nebus laimingi. Ir tai turėtų būti vėl, taip savaime, tu turi pajausti, mano suvokimu, tai turi viduje pajausti, tas žmogus, jis mėgstu aš tą žodį netyčia, žinai, atsitiktinai. Netyčiukų ir atsitiktinumų nėra, nes tai yra būtent ta dievulio ranka, energijos ranka, jinai priveda tai. Jeigu tau žmogus nebus skirtas,
tu net kilometro atstumu neprieisi prie jos. Bet jeigu tau žmogus bus skirtas, jis pats savaime ateis, ir tu prie jo irgi ateisi. Kažkas netyčia, užsimesk pokalbis kažkoks, tai nežinau, ar vakarėlis, tai ta meilė Romeo ir Julieta, kaip yra pavaizduota tarp žmonių ir kaip po to mirtim baigėsi, man tai yra nesuprantama, žinai. Neturi meilė mirtim baigtis. Arba ten šokinėja iš tiltų, arba ten savo gerklę, ten karėsi dėl meilės, žinai, kad aš negaliu be tavęs gyventi. Nėra tai meilė. Tai yra spaudžiama. Ir dėl to kitas irgi bėga nuo tokios meilės. Jis nenori tokios meilės. Jinai yra užspaudžiama. Vat čia yra kaip tik laisvės trūkumo. Tau yra gerai, tai yra tarsi narkotikas. Tu turi turėti, kad gyventi, žinai. O tu turėsi žmogų šalia savęs, kad tu gyventum, kad tau būtų gerai. Bet tu visiškai negalvoji apie kitą žmogų su tokia meilė. Ir aišku, dažniausiai tas žmogus pradeda bėgti, tam yra dar daugiau, tam kažkas tai tragedijos ir panašiai ir panašiai. Meilė, tikra meilė. Ir tai aš mokinausi irgi iš šiol, kad kartais irgi būna užeina, čia santykiai yra kažkokie, vėl nežino, kaip ten bus po to, žinai. Ir pradėti nerimauti. Čia pradėsi ten santykius kažkokius užmesti, po to praeis porą dienų, vėl bus bardakas, vėl kažkas tai tenai viskas. A po to pagalvoji, taip žinai, bus kaip bus, Kodėl turi būti taip? Tu džiaugis tą kiekvieną akimirką, kiekvieną minutę ir viskas. Negalima irgi, meilė, ypač jaunimui. Negalima tik priiminėti meilę ir negalima tik duoti meilę. Jeigu tu duosi tą šilumą, tik tai duosi, o atgal nieko negausi, šūdas bus. Šūdas bus, nes tu atidavinėsi, o tu turi dar ir gautis. Būna, kad įsimylėjęs ten šokinėja prieš tų mergų, žinai, merga, tokia vaikštai, žinai, ir, tegul savo šoka, jau naudinga, tegul jis ten nešioja šoką ir panašiai, viskas, jis nukris, praeis ten 50 metų, jis prasigers, jam bus blogai ir panašiai, nes jis negauna iš jos nieko, absoliučiai. Ir atvirkščiai būna tokios situacijos irgi, kad moteris ten šokinėja, akis ten žiūri tam vaikinui pofigu, jis ten su antrą, trečią, ketvirtą, žinai, pofigu, o jinai įsimylėjęs, šitos meilės, tai aš nesuprantu.